Šį rytą mūsų laidos viešnia yra Eva Tombak. Man tiesiog gerai žinoma asmenybė. Tiem, kas galbūt apie jos veiklą yra primiršę, pasakysiu, jog tai yra kadais tikrai labai garsi žurnalų verslo įkūrėja ir puoselėtoja, o svarbiausia pasakyti žurnalistė ir rašytoja. Tad dar kartelį Eva Tombak. Labas rytas. Labas rytas. Eva, jūsų šeima 12 metų vasarą po bemaž metus trukusio vizito, 9 ar 10 mėnesius. 9 mėnesius. Nėštumo periodą. Taip, vizito Australijoje grįžote namo į Lietuvą. Ir šiandieną mes nemažai kalbėsime apie keliones laidoje ir toliau. Tad labai tinkama proga jūsų paklausti, ko žmonės vyksta į tokius tolimus kraštus. Jūs klausite, ko jie vyksta keliauti, ar ko jie vyksta bandydami laimės ieškoti? Jūsų atveju tai buvo bandymas laimės ieškoti? Todėl, kad normaliai turbūt, vidutiniam žmogui regisi, kad laimė yra labai toli. Kad nėra pasaulio krašte, kažkur tai kas yra arčiau mėnulio. O kas gali būti toliau negu Australija? Tik mėnulis. Bet judu su vyru Viktoru ryžotės tikrai, sakyčiau, labai drąsiam žingsniui, juk jūs ne vieni, jūs ir vaikus pasiėmėte į tą svečią tolimą šalį, taip? Mes dabar tik tai grįžę atgal galim patys įvertinti šitą drąsą. Nes tada mums, aišku, netrodė, kad tai yra. Pasiryžom ir važiavom. O vaikus pasiėmėm, kadangi mums atrodė, kad yra saugiau juos turėti šalia. Judu man nepanašus į kokius lengvabūdžius, kurie nieko neapgalvoja, į tokius labai labai ekspresyvius žmonės. Tai kažkokius tai tikslus savo turėjote? Labai ačiū, kad neatrodom, bet ne viskas taip yra, kaip atrodo. Tiesiog galima tai vadinti afera kuo? Žaidimu? Ką jūs nusprendėt padaryti? Žaidimu. Tiesiog žaidimu. Juk gyvenimas tai yra tiesiog ilgas ir gražus žaidimas. Teko skaityti, kad ne viskas ten jau taip buvo sviestu tepta ir gerai klojosi. Kai kas nuvylė, kai ką gal ir sunkiau išgyvenote, bet buvo ir gražių atradimų, taip? Tai žinoma, pats gražiausias atradimas tai buvo, kad mūsų yra labai stipri šeima. O kurgi tu gali tą geriausiai pamatyti, negu pats atsidūręs, prie bedugnės. Tai buvo išbandymų periodas? Tai buvo labai stiprių išbandymų periodas. Tai buvo iš tikrųjų labai baisu. Beje, aš nežinau, ar jūs čia gimusi? Aš čia gimusi, taip, aš čia gimusi. Aš esu iki kaulų Vilnietė. Todėl grįžote namo, būtent namo? Labai norėjusi namo. Labai norėjusi namo. Aš niekad negalvojau, kad aš esu tiek stipriai susitapatinusi su Lietuva. Niekad apie tai negalvojau. Taigi, man visuomet atrodė, aš kosmopolitė, kaip mano ir tėvų skirtingos tautybės. Aš visuomet jausdavausi, tokia, ne visai atitinkanti tam tikrus savo šalies standartus. Taip ir atrodo. Taip atrodo. Staiga atradot save labai prieraišiai. Bet ten būdama, aš supratau, Dieve mano, jau kokia aš esu sava Lietuvoje. Ir kam tada atsisakyti to jausmo? Eva, žinau, kad viena didžiausių naujienų jūsų gyvenime, bent jau kiek man teko skaityti, tai yra jogos atradimas. Čia ta, atsiprašau žodį, jogos mada, ačiū Dievui, jau nuvilnijo ir dabar liko tie, kurie iš tikrųjų ją domisi, ją praktikuoja. Jūs į tai atėjote gan vėlai, lyginant su mada Lietuvoje, net ir aš sakau, nes visi jau pamėgino jogą Lietuvoje. Bet jūs dabar ją domitės giliai ir iš tiesų ir net ketinate būti mokytoja, tiesa? Tiesa. Ir norėčiau kai kam paprieštarauti. Aš nemanau, kad Lietuvoje yra jogos mada. Praėjo, sakau, ačiū Dievui. Jos nebuvo? Aš manau, kad jos nebuvo. Aš galiu lyginti, tarkim, su Australija arba su San Francisku. San Francisku, kodėl? Todėl, kad aš ten buvau mėnesį laiko jogos kursuose. Ir aš tiesiog pamačiau, ką iš tikrųjų reiškia jogos mada. Kada jogos studijų yra ant kiekvieno kampo, absoliučiai ant kiekvieno kampo. Ir tų rūšių jogos yra tokia galybė. Ir jos yra tokios skirtingos. Ar joga dabar yra jūsų pagrindinė aistra, ar jūs kažko kitų dar užsiemate? Ką dabar veiksit Lietuvoje? Visiškai taip. Joga šiuo metu yra pagrindinė mano aistra. Aš skaitau knygas apie jogą. Aš kiekvieną dieną atlikinėjau asanas, meditacijos ir kvėpavimo pratimus. Kiek jūs pažįstu?
iš jūsų ankstesnės veiklos, iš darbų, tai galiu drąsiai sakyti, kad viskas, ko imatės, darote iki galo, aistringai ir norite būti tame geriausia. Norite to ar ne, bet taip jau išeina. Taigi aš tikiu, kad jūsų gilinimasis į jogą iš tikrųjų dar mus gali nustebinti ir aš to neslėpsiu, laukiu. Ką jūs nuveiksite, kaip pranešite apie savo veiklą, tai dar tikiu, kad bus mūsų tolimesnių pokalbių tema. O gal reportažų kitose laidose. Aš labai dėkoju, kad jūs radote laiko, kad atėjote. Linkiu sėkmės jums, džiaukitės namais, Lietuva, mūsų pavasariu ir būtinai jums linkiu įdomios veiklos. Nes ko gero, irgi sakau, kiek jūs pažįstu, be jos jums nelabai išeina. Ačiū. Labas rytas visiems. Ir šiandien mūsų tema yra labai saldi. Karčiai saldi. Tai yra šokoladas. Kaip žinia, šokoladas yra 3 rūšių. Juodas, baltas ir pieniškas. Pieniškas šokoladas iš principo tai netgi nėra šokoladas, tai yra tik tai kakavos riebalai, nes šokoladas yra produktas turintis savie kakavos, o pieniškam, kaip žinia, jo visiškai nėra. Šiandien gaminsime šokoladinius putėsius ir jiems naudosime tik tai 2 ingredientus – vandenį ir šokoladą. Nustebot? Šokoladas ir vanduo yra 2 didžiausi priešai, pasak senųjų teorijų, bet iš tiesų, jei žinai kaip, gali pagaminti putėsius, kuriuose nėra daugiau kitų ingredientų, kaip tik tai jau minėtas šokoladas ir vanduo. 240 gramų šokolado ir toks pat kiekis karšto vandens. Pradžiai maišome, kad šokoladas ištirptų. Kaip matote, pradžiai tai nelabai panašu į putėsius. Geriausia naudoti 70% šokoladą. Aišku, galite naudoti ir mažesnę kakavos kiekio šokoladą, bet vis tik šiam receptui geriausia yra tikras rimtas juodas šokoladas. 70% ir ne mažiau. Na, o dabar sunkiausia dalis, kai jau šokoladas ištirpęs, už lango žema, todėl naudosime sniegą, kurio vis dar turime į valias. Statome mūsų ištirpdytą šokoladą ir pradedame plakti. Mūsų tikslas yra vėsinti mūsų šokolado masę ir tuo pat metu plakti. Inkorporuoti, kuo galima daugiau oro. Pradžioje nieko nevyks, bet po truputį masėj vėstant, jūs pamatysite tą transformaciją. Šio recepto pagrindinis ingredientas yra kantrybė. Vis dėlto, manyčiau, jeigu turi mikserį, kam kankinti? Baigsime gaminti šitą patiekalą besinaudodami instrumentų, kuris palengvins mūsų gyvenimą. Kai pasiekėm štai tokią konsistenciją, minkštą, plastišką, bet jau sukietėjusią, dedame į konditerinį maišelį. Jeigu perplakėte, ne bėda. Ištraukiam, šiek tiek įstatom vėl į virš šilto vandens virš puodo, pakaitinam, kol masė šiek tiek suminkštės, kad galėtumėm su ją dirbti. Dedame į konditerinį maišelį. Statome į šaldytuvą pusvalandžiui 1 valandai, kad sustingtų. Ir po to, kaip pasakytų anglai, last but not least, galime naudoti jums patinkančius ingredientus. Kažkam patinka braškės, kažkam patinka apelsinai, bepigu kas kam patinka, naudokite jums mėgstamus ingredientus. Ir štai, voilà.
Šiandien nusigauti atokų pasaulio kampelį turint nemažą ploštelį šlamančių tikrai nebėra didelė problema. Tik užsinorėk ir gali būti nuskraidintas bet kur. Tačiau yra keliautojų, kurie teigia, jog leisti pinigus, didelius pinigus, norint pasiekti vieną ar kitą kampelį, pamatyti įdomių vaizdų yra nekas kitas kaip išmonės trūkumas. Kaip yra iš tikrųjų, mat labai nemažai žmonių šiandien Lietuvoje, galima sakyti, tik tą ir daro, tik tam ir dirba, kad visą pusmetį ar net metus laukia tų savo išsvajoto atostogų. Kelionės į vieną ar kitą kraštą. Šį rytą mes kalbame su dviem, sakyčiau, prisiekusiais keliautojais, nes iš tikrųjų keliauja labai daug. Tai yra portalo elrytas.lt vadovas, tai yra vyriausias redaktorius Liudas Dapkus. Labas rytas, Liudai. Sveiki. Ir Rytis Cicinas, tiesiog žymus Lietuvos scenos artistas. Labas rytas. Labą rytą. Ryti, ar neapsiriksiu sakydama, kad kartais tu tik tam ir dainuoji, tik tam ir dirbi, tik tam ir vargsti, kad vieną dieną atsidurtum kažkokiam pasaulio kampelyje, kur tavęs pirma niekas nepažįsta arba mažai kas, ir kad tai būtų kažkas naujo, gražaus, prabangaus ir tu tiesiog ištiestum kojas ir pailsėtum paplūdimį? Na, aš manau, kad kiekvienas žmogus, jeigu turi galimybę, nori pamatyti svečias šalis, susipažinti su tų šalių kultūra, aišku, pailsėti ir gal tos kelionės nėra tokia jau kaip būtinybė, bet aš manau, kad smalsumo vedamas kiekvienas žmogus nori pamatyti ir apkeliauti kažkas, kad naujo pamatyti. Tu kartoji šalis, aš turiu minti, daug kartų į tą pačią šalį esi vykęs, aš žinau, kad esi. Aš save labai keikiu iš tiesų, dėl ko, nes buvo periodas. Aš manau, kad kai žmogus keliauja, tai stenkis pamatyti vis skirtingas šalis, bet buvo periodas, kai aš į Kanarų salas skridau ne 9 kartus iš eilės. 9 kartus? O Tailandas irgi sąraše ne 9 kartus? Tailandas 5 kartus aš buvęs Tailandė, bet iš tiesų aš manau, kad jeigu yra galimybės, tai nereikia apsiriboti šalim, na porą sykių gali nuskristi, jeigu kažką tai ne viskas spėja apžiūrėti laikui bėgant. Bet aš manau, kad yra pasaulyje tiek vietų, su kuriuom verta susipažinti ir susipažinti su tų šalių kultūra. Ir aš manau, kad neverta apsiriboti vien tik tą vieną vietą. Liudai, ar jūsų šalis kartojasi? Su retom išimtim taip. Kas yra retai išimtis, įdomu? Na, Kosta-Rika, tarkime, šalis, kuri buvo tiek verta dėmesio, kad mes po 2 metų su žmona grįžom kartu ir su vaikais, iš kurių vienam buvo 4 metai vos tik tai. Bet tada imi daryti klaidas ir sakyti, nu taip, Kosta-Rika gal yra labai gražu viskas, bet o kas tik ten šalia? Nu, tu pradedi žiūrėti šalia ir tu žiūri ir paskui po kokių 5 ar 6 metų matai, kad vis dėlto tas, kas geriausia buvo, iš karto buvo aplankyta, ne veltui jinai tokia garsi ir tokia, na, jau populiari palyginti su kitom valstybėm. Kurią savo kelionę laikot, na, nežinau, savo asmeninių didžiausių, ar iššūkių, ar pasiekimų, na, kas buvo tokio įspūdingiausio? Nes jūs keliautojas, na, ne tas, kuris nusiperka čarterių skrydį, susikrauna lagaminą su vakariniais bei pležiniais drabužiais ir išskrenda. Na, buvo toks epizodas, tai buvo klaida iš tiesų ir tai buvo Egiptas, viskas įskaičiuota, tiesiog nebuvo laiko. Tai aš pasakiau, kad viso gero, daugiau taip niekada nebebus, nors prieš tai buvo irgi daug. Iš esmės, kelionės yra toks magiškas dalykas ir jau daug žmonių žino, kad tu pradedi keliauti, nepradėjęs keliauti. Ir tą didžiausią malonumą tu patiri planuodamas ir išsiaiškindamas, ar iš ten galima nuplaukti laivu, kokie ten grafikai. Kartais kelionės prasideda nuo labai, klausai Ryčio, bet nuo labai keistų dalykų. Tu randi nuostabų namą džiunglių pakrašty prie vandenyno ir tu nuo to namo pradedi visą kelionę planuoti. O kaip tu randi tą namą? Nuo to namo tu randi, kada turi išmanųjį telefoną ir vadinamąją aplikaciją. Ten yra savininkai, ten nuotraukos ir ten yra žemėlapiai ir atsiliepimai. Tu jam parašai iš to paties telefono laišką, į tavo telefoną ateina atsakymas, tada tu telefonu užsakai skrydį, tada mašiną. Tau net nereikia nei spausdintuvo, nei kompiuterio, nieko. Ar teisingai suprantu, kad tenka daug ir užsidirbti tam, kad galėtum keliauti? Na, jeigu iš anksto suplanuoji ir nusiperki bilietus, likusi dalis visiškai yra neskausminga, nes ir rinktis reikia iš tiesų, kaip Rytis, tarkim, Pietryčių Azija, tai vis dar gali stebuklingas kainas pasiūlyti, palyginti su kai kuriomis tokiamis ultramadingomis destinacijomis kaip Karibai, kurie sugadinti yra daug turtingesnių už mūsų amerikiečių, kurie pasiryžę mokėti didelius pinigus, bet
Yra buvę visko, yra keistų išpardavimų, yra tekę skristi į Floridą kažkada už 100 eurų pirmin atgal iš Frankfurto su Condor avialinijomis. Nutinka tokių keistenybių. Bet tai reikia visą laisvalaikį sėdėti, atsiprašau, prie kompo ir ieškoti. Yra visokių gudrybių, kad tau sugeneruoja ir atsiunčia pasiūlymus vėlgi į tą patį telefoną ir tu tiesiog turi turėti laisvo laiko. Aš galėčiau jūsų telefoną pasiskolinti. Kokią mėnesį susiplanuoti 10 metų į priekį. Ryti, ar tu įsivaizduoji save keliaujantį su kuprinė, turisto kuprinė, šortai, atsiprašau kalbininkų, maikė ir kuprinė? Na, žiūrint, kur keliauju. Visų pirma, jeigu iš šiltus kraštus, tai ten per daug ir nebereikia. Iš tiesų, kada plauki į salas kažkur, tai aš manau, kad vieno lagamino per akis. Ir jeigu važiuoji į tolimą šalis, tai aišku, neapsieni be kokių 3 savaičių, kad laiką praleisti. Aišku, kažkas yra, jeigu atitinkamas viešbutis, reikia aprangos vakarinės, bet aš manau, kad galima apsieiti su tuo. Procentaliai, kiek sau leidžia tiesiog ilsėtis, dripsoti prie baseino ar paplūdimį ir nieko visai neveikti, tiesiog begėdiškai nieko? Ir kiek skiriate laiko pažinti? Čia problema iš tiesų, aš nelabai galiu tą sau leisti, nes mano darbas toks, kad yra nuolat kažkokios naujienos, srautas, veiksmas ir būna taip, kad aš jau toj kelionėje būdamas, jau man net nelabai įdomi, išsemta net neprasidėjus, ar aš kitą planuoju ir ten prie viešbučio skaitau kokią nors Lonely Planet knygą nusipirkęs vietoje apie kitą šalį, kur būtų gal nuvažiuoti. Kitaip tariant, čia galbūt jau pergudravęs pats save, kad nebegali paimti, jau tu ją išsėmęs iki tol, kol pradėjai važiuoti. Bet tai irgi gaila, ar ne? Apmaudu. Irgi savotiška lyga, jau esi vienoje šalyje, o jau vis tik planuoji kitą. Bet aš tai veiksiu, aš manau, kad čia daugelį žmonių tikrai neaktualūs dalykai, jie gali... Sutarta, aš jums skolinu savo kostiumėlį, maudymus visą savo telefoną ir mes perplanuojam kelionės, nes aš dievinu dripsoti ir nieko neveikti prie baseino, labiau paplūdimį. Kaip tu mėgsti, Ryti? Na, aišku, didesnę dalį aš skiriu galbūt pamatyti šalį neišvengiamai ir pailsėti prie baseino, pasimėgauti tais malonumais. Bet ką reiškia pamatyti šalį? Ta prasme, tu ką darai? Nusiperki ekskursiją iš agentūros, ar tiesiog braidžioji po miestelį, ragauji, sriubas užlita? Ką tu darai? Aišku, neišvengiamai labai man smalsu, kad atvyksti į šalį, eiti kažkur tai papietauti ar pavakarieniauti į tas vietinės užeigėlės, kurios neįtus. Kur valgo vietiniai? Jo, kur vietiniai, tada gali pajusti tą tikrą virtuvę, tą tikrą skonį. O tu ruošiesi kelioniai, kaip sako Liudas, jau išgyvena kelionę iki to, ar tu vis tik iš koncerto tiesiai į lėktuvą ir tada jau lėktuvė pradėti, kur aš čia skrendu? Kartais būna ekspromtų, bet dažniausiai vis tiek, kada pasirenki šalį, iš anksto stengiasi susipažinti, ką tu norėtai pamatyti. Na, kada atvyksti į vietą, galbūt į viešbutį, kada ar mieste yra, ar viešbutį pasiūlymas yra, ką galim pamatyti tenai ir tada renkėsi ekskursijas, ar pavyzdžiui, susiplanuoji kažką tai ekspromtų, nuomoji malūnsparnį, skraidai, kur yra laukiniai tie pliažai, kažkur tai nusileidi, kur iš vis nėra žmonių ir vėl pakilti. Bet tu mėgsti prabangą? Neslėpsiu, taip man patinka, tai yra gal mano gyvenimo dalis. Aišku, aš renkuosi viešbučius, kur yra prabanga, bet aš neatsiriboju tai, kad nuvykus į džiunglės kažkur, tai man irgi taip pat labai smalsu pagyventi, daleiskim ant upės, kur yra ten papačia vanduo tik bėga. Ko gero, didžiausia ironija, kalbant apie keliautojus lietuvius, aš sau leidžiu pavartoti, sakydama, kad lietuviai renkasi viešbutį, o ne šalį. Būk geras, pasakyk, kad tu taip nedarai. Ne. Ta prasme, viešbutis nėra svarbiausia vieta, kur tu leidi savo atostogas. Ne visada, nes kartais lietuviai atvyksta, sako, viskas įskaičiuota, leiskime maistas, ar ne? Nebuvo ką valgyti, čia 5 žvaigždučių viešbutis, tai aš kaip su jumoru sakau, žinot, šiandien aš norėjau Austrijų, buvo tik tai omarai, sakau, toks jumoras yra. Liudai, kokią didžiausią keblę situaciją esat patekęs vien todėl, kad rinkotės neturistų pasirinktus maršrutus? Aš kartais pats save įvarau į tokias situacijas, nes per daug sudėtingai suplanuota arba per daug optimistiškai vertina avialinijas vietinės, bet dažniausiai tai baigėsi gerom emocijom, kada jau viskas praeina ir netgi nauda, tarkime, buvo toks atvejis su ta pačia Kostarika, kada reikėjo skristi iš Miami į San Jose, ten jų sostinę, paskui pervažiuoti kitą mažą oro uostą ir perskristi iš tos oro uosto į džiunglių tenai vietą, kur ten jau labai toli. Bet Amerikos avialinijos vietoj to, kad nusileistų laiku, pradėjo skraidyti virš nuostabaus oro, reiškia, to sostinės ir sakyti, kad blogas oras ir nesileisim ir galų gale nuskrido į visai kitą pašalį, kitaip tariant, žiauringai pavėlavo ir pasakė, turi nespės ir nesisteng, kad nori čia Centrinė Amerika. Galvokite apie tai, kad avialinijos yra nepunktualios, pagedusios šiais laikais ir nedarykite tokių mažų tarpų, kaip aš, kad dariau, nes reikės bėgti ir kaip mažoji klausė po pastarųjų atostogų, ar
tie sujungimai visada dabar reikės bėgti. Iš to, ką jūs pasakote, aš suprantu, kad jūs keliaujat visa šeima su vaikais į tokias tolimas keliones, į tokias nepatogias, rizikingas. Čia dvigubas yra toksai receptas. Reikia ir dviese pakeliauti, dėl to, kad tu išsiveždamas visus namus, tai tu ir visas problemas ir socialinius reikalus irgi įsiveži, bet kai lieka tie, kurie tau svarbus namie, o dviese išvažiuoji, tai iš tikrųjų labai atgaivina ryšius tiek tarp tėvų ir vaikų. Kokių dar praktiškų patarimų lietuviams, nes jūs iš tikrųjų patyręs keliautojas ir ieškotojas? Galėčiau pasakyti gal net ir patį svarbiausią dalyką, apie kurį nekalbėjome, kad tos kelionės prasidėjo vis dėlto, kodėl mes čia keliaujame. Mes keliaujame todėl, kad mūsų užkrėtė turbūt kokiais 99 metais draugė, kuri išvertus lietuvių kalbą yra viena iš sniego paukščių. Mes sužinojom tą filosofiją sniego paukščių, kad nebūtinai reikia visą gyvenimą dirbti ir turėti tas 5 ar 4 savaitės per metus, kad tai gali būti pusę metų, kad tau nereikia labai dėlių pinigų. Tai prabangai tikrai gyvenimą, nes ko tau reikia? Tau reikia, kad būtų šviesu, saulėta, tu turėtum gerimo vandens ir kur atsivesinti ir nusiprausti. Va, klausimas, kurio norėjau šiandien planas įkasti abiem šitiem keliautojam. Ar matei su šeima, ar aplankei Stelmužės ąžuolą? Puntuką. Taip, Kelionė Lietuvoje. Ką esi patyręs? Na, tos pagrindinius visus įžymybės Lietuvos, aišku, esame aplankę, plus kai yra mūsų darbas toks, kada koncertai per Lietuvą, ar tai yra turas, ar į mažesnius miestelius, didesnius, kada atvyksti į koncertą, tai nebūtinai tai yra galbūt koks kaimelis, galbūt koks miestelis. Ir išeini pasivaikščioti, paprasčiausiai susipažinti su tuo. Tai iš tiesų, kiek tekia daug keliauti, kad ir Lietuvoje su koncertais, tai aš stengiuosi būtent susipažinti. Išties tavo veikla, tavo koncertai būna ir mažose miesteliuose. Kur stovi Pirčiupio motina? Ką? Kur stovi Pirčiupio motina? Lietuvoje. Na, o jūsų darbas tikrai neveja apkeliauti bažnytkaimius. Ar pažinot su vaikais Lietuvą? Ačiū už elegantišką iškandimą, iš tiesų pažinti norėčiau ją daugiau, bet aš kuo daugiau keliauju, tuo aš labiau myliu Lietuvos gamtą, tokia švelnė ir gera, čia niekas nesikandžia ir nečiumpa tavęs už kulkšnių ir tiesiog nuostabi valstybė, nuostabi gamta ir vanduo, kurį gali gerti iš dušo kaimo turizmo sodyboje, kas yra nesuvokiama kitur. Taip, tai ir Druskininkai viena tikrai fantastiškiausių vietų, kiek tenka būti net ir lyginant su visokiais kurortais, arba mūsų visa Kuršių nerija ir tie Aukštaitijos parkai, kiek išeina pavažinėjom, tai vasaros yra labai gerai Lietuvoje. Tai tikrai nebėgam iš čia, kad tik tai laisvas laikas būtų. Tai lieka tikrai porą savaičių po Lietuvą pavažinėti. Kiekvieną savaitę kažkur galima važiuoti. Paklausiu susisgrybus, kad iš tikrųjų pamaniau, kad mes dar vaikystėje tai daug tos Lietuvos matėm ir tuos ąžuolus aplankėm, bet va mūsų vaikai. Jau jeigu mes jų už rankos nenuvesim, tai žinos tik tai užsienio kurortus ir paplūdimius, ar ne? Su egzotiškais augalais. Kur Pirčiupio motina aš irgi neatsimenu, tai žinau, kad prie jos vaikystėje valgydavom sumuštinius pakeliui į kaimą. Ačiū Jums labai už labai gražų įdomų pokalbį. Aš apie keliones dar kalbėčiau. Jums linkiu pačių įdomiausių įspūdžių. Kiekvienas kelionė ieškome kažko kito. Kai kas kartais galvoja, kad ten gali susirasti save. Tai ko gero apgaulė, bet keliauti iš tikrųjų labai įdomu. Dar kartelį supranti, koks gražus tavo kraštas ir dar kartelį supranti, kokie visi esame mažyčiai. Ir ko gero netokie svarbus, kaip savo atrodom čia, nekeliaudami. Kartais jaučiamės net karaliais. Ačiū Jums už pokalbį. Linkiu visuomet iš visų kelionių laimingiems sugrįžti namo. Antrasis šio ryto patiekalas yra skirtas visiems smaguriams, tinginiams, neturintiems kantrybės. Ir jam mes naudosime miltus, kakavą, kepimo miltelius, cukrų, visus birius ingredientus sumaišom, pieną, ir aliejų. Viską sumaišome ir, kad būtų skaniau, šiek tiek graikiškų riešutų. Šiaip galite dėti viską, ką pageidavote. Galite aromatizuoti vanilę, galite dėti apelsino ekstraktą, galite dėti jums patinkančius riešutus. Viskas, kas tik tai yra jūsų fantazijos ribose. Viską sumaišom. Nereikia permaišyti. Tiesiog, kad gautųsi vienalytę masę. Masė jau sumaišyta ir kepsime šį pyragą puodelėje. Kad išvengtumėte
katastrofos, jei išbėgs. Naudokite lėkštutę. Įdomiausias momentas ir kepsime šį pyragą mikrobangų krosnelį. Kai kas sako, kad mikrobangų krosnelė yra blogis, o aš sakyčiau, tai yra puikus įtaisas, jeigu žinai, kaip jau naudotis. Juk nebūtina gaminti visus pietus joje. Svarbiausia žinoti, kada ją teisingai panaudoti. Kažkada, tai buvo turbūt prieš 30 metų, gal net ir seniau, kai gavom pirmą mikrobanginę, aš pabandžiau joje išvirti kiaušinį. Ir ką jūs manot? Po to mama ilgai valė ją. Na, mes sužinosim. Štai. Patiekti galime kaip tik pageidavote. Su ledais, su plakta grietinėlė. Viskas priklauso tik tai nuo jūsų asmeninių pomėgių, norų ir to, ką turite šaldytuve. Kartais, kai grįžtu po ilgos ir sunkios darbo dienos naktiniuose klubuose ir noriu pasimėgauti, aš savo pasigaminu 5 minučių šokoladinį pyragą. Labai mėgstu jį su ledais. Jums tikrai turėtų patikti. Kaip žinoti, kad pyragas jau yra iškepęs? Kepate į mikrobanginę, dažniausiai tai trunka priklausomai nuo padelio aukščio 1,5–2,5 minutės. Jis iškyla, viršus pradeda džiūti ir tai jau yra signalas, kad laikas traukti. Juolab, virtuvė tai eksperimentas, taigi eksperimentuokite ir ieškokite konsistencijos, kuri jums labiausiai patinka. Labas rytas dar kartą jum, labas Liutaurai. Labas, Asta. Kaip smaližiaujasi? Puikiai. Aš žinau, kad tu mėgsti juodąją ikrą. Kaip yra su šokoladu? Mėgstu baltą šokoladą su juoda ikra. Tinka? Žinoma. Viskas, kas geros kokybės, kaip suprantu, tau tinka. Aš turiu vienintelį klausimą apie šokoladą ir tai nebus mūsų žiūrovų, mano klausimas. Kaip pasigaminti namų sąlygom karštą šokoladą? Tam reikėtų pieno, cukraus, krakmolo ir kakavo. Ir nereikia pirkti geros kokybės juodo šokolado ir jo tirpinti puodė? Ir maišyti su grietinėlė, kad gautum prancūzišką kremą ganache. Kremas ganache? Jo. Kaip jis patiekiamas Prancūzijoje? Jis naudojamas pertepimui. Tai ir vėl viską dariau ne taip, o taip valgėm, taip visiems patikdavo namie. Jokis skanus ir toks, bet neskystas šokoladas, ne karštas šokoladas, kaip mes jį įpratę matyti kai kuriuose iš teatrų. Taip, kai kuriuose iš teatrų, į kuriuos kartais tik to reinam, kad bufete pasėdėti. Taigi, pasakyk, ką šį rytą mums gaminsi? Tai bus burokėlių ir šokolado pyragas. Ir tu nesuklydai. Ne burokėlių ir silkės, tai bus burokėlių ir šokolado. Be silkės. Be silkės. Burokėlių ir šokolado pyragas be silkės. Tai bus tavo eksperimentas, kurį jau tu mėginai, ar mes būsim pirmieji? Taip, žinoma, aš mėgstu su taim eksperimentuoti. Tai aš ir eisiu. Sėkmės. Trečiasis šio ryto patiekalas, kaip ir minėjau, bus šokoladinis pyragas su burokėliais. Užsivarome vandenį, statome indą stiklinį arba metalinį, į kurį versime šokoladą. Šiukštu niekada negalima kaitinti šokolado ant tiesioginės ugnies. Tuo tarpu atskirsime baltymus nuo trynių. Stengiamės atskirti atsargiai trynius nuo baltymų, nepažeisdami trynę, kad šiukštu nepatektų tryniais į baltymą, nes tuomet niekada neišplaksime mūsų baltymų. Kai vanduo užvirs ir šokoladas pradės lydytis, galime ugnį išjungti ir palikti, kad visas tas procesas būtų labai lėtas, neskubiname jo ir svarbiausia nepermaišom. Šiam receptui naudosime burokėlius, kuriuos aš prieš tai iškepiau orkaitę 180 laipsnių temperatūrai, suvynėjus į foliją, atvėsinau ir tada sutryniau ir gavau piurė. Šokoladas jau beveik įsilydė. Ir sekantis keliauja mūsų espreso. Tai yra stipri kava.
Toliau sviestas. Sviestas galėtų būti kambario temperatūros ir mes jį su mentele susmulkiname į smulkius gabaliukus, permaišome ir paliekame, kad jis lėtai tirptų. Tuo metu aš susiplaksiu baltymus. Kadangi virtuvėje esu už greitį ir efektyvumą, naudosiu šį įrenginį. Kai baltymus jau beveik esame išplakę, supilame mūsų cukrų ir plakame toliau, kol gausime standžią pupą. Tiesa, pamiršau pridurti, orkaitę įkaitiname iki 180 laipsnių. Na štai, kol plakėme baltymus, mūsų sviestas beveik išsilydo, taigi dabar atsargiai, maišydami, nukeliame nuo karščio ir maišome, kol sviestas pilnai ištirps. Pasisversime paskutinį mūsų ingredientą iš čia esamų visų, kuris vis dar yra nepasvertas, ir tai bus miltai. Miltus sumaišome su mūsų biriais ingredientais, tai yra su kepimo milteliais, kakava, į mūsų šokoladą ir sviesto bei kavos masę mes dedame mūsų trynius. Ir kai trinėjau įmaišyti, sekantis keliauja mūsų slaptasis ingredientas – burokėliai. Gal tai ir panašu į avantiūrą, bet pamatysit, jei pabandysit, kad tai iš tiesų yra puikus receptas. Po burokėlių keliauja baltymai. Pradžiai maišome pirmą pusę ir maišant yra labai svarbu neplakti, nemakaluoti, o judesys yra toks. Tai yra mes nenorime susprogdinti baltymų, mums reikalingi tie oro burbuliukai, kurios mes turime juose tam, kad mūsų pyragas puikiai iškiltų. Įmaišome pirmus baltymus, keliauja antra pusė. Vėlgi, nesistengiame visiškai gerai išmaišyti, nes paskutiniai ingredientai, kuriuos dabar bersime, tai mūsų birūs produktai, tai yra miltai, kepimo milteliai ir kakava. Suberiame pusę, šiek tiek išmaišom. Maišymo principas tas pats. Tikslas – užtikrinti, kad mūsų masė yra puri, pilna oro ir taip iškils. Taigi vienas iš tokių labai svarbių ir kertinių momentų yra, kai berėte miltus, sumaišytus su kakava ir su kepimo milteliais, vis tik reikėtų žiūrėti, kad masė, į kurią dedame, nebūtų labai karšta, nes kepimo milteliai sureaguos ir nebeteks savo veiksmingumą. Maišome tol, kol nebelieka sausų miltų vizualiai ant paviršiaus, nesistengiam išmaišyti, kad nebeliktų gumuliukų. Nes mūsų tikslas yra išsaugoti kuo daugiau to oro, kurį mes ten įvedėme su mūsų plaktais baltymais. Taigi nepermaišykite. Kepimui naudosiu kepimo indą, kurį prieš tai ištepiau su sviestu ir pabaršiau kakavos milteliais. Taigi, kaip ir minėjau, stiklinis indas, prieš tai išteptas sviestu, pabarstytas kakavos milteliais, orkaitė įkaitinta iki 180, kepsime 35-40 minučių, įkišus pagaliuką, jis turi išlysti sausas. Kaip tau sekasi? Puikiai, štai. Kas čia štai, rudas? Karšto, reikia prie ausies tverti. Kiek dar liko darbo? Na, dar liko atvėsinti ir pateikti. Tai kol turim porą minučių, suprantu, tiek turim, ar ne, kol vėsta, noriu tavęs paklausti. Turime ne porą. Ne porą? Kiek? Greičiausiai daugiau šiek tiek. Tai, ką mėgstu, tai paplėpėti. Ką renkiesi? Gerą šokoladą ar gerą kelionę?
Žinoma, kelionė. Net neklausi su kuo? Šokoladas su kuo ar kelionė, nesupratau. Tu visada taip klausi. Taigi kelionė. Mes šiandien diskutuojame apie tai, ar reikėtų keliauti. Na, kas yra tikroji prabanga? Kelionė į labai įdomius kraštus su kuprinė ant pečių, įdomiais maršrutais, iššūkiai savo. Ar vis tik 7 žvaigždės, palmės ir aplinkui merginos ant padėklų nešančios tavo įvairiausius kokteilius. Kas tau yra prabanga? Realiai pagal tai, ką tu pasakėjai, aš žinau tik vieną vietą, kuri turi 7 žvaigždės - Burj Al Arab. Kur reikia specialaus kostiumo. Tu atribojai visą mano kelionių maršrutą iki vienos vietos. O tau patinka? Aš esu buvus, ten reikia specialaus kostiumo, ten pietus kainuoja apie 1000 litų 2. Tau patinka toks pižonizmas? Negali ateiti iš pliažo su šliopkėm, atsiprašau, kalbininkų. Man nepatinka arabų šalis, todėl aš apsiribosiu nuo komentarų. Ką tu renkiesi? Renkuosi komfortabilės kelionės. Kas tai yra? Tai yra geri viešbučiai, komfortabilus transportas, jokių kupinių. Elniai? Jeigu aš būčiau senelis Šaltis, tai elniai. Vienu žodžiu, tu renkiesi patogiai, bet įdomiai. Žinoma, o prabangiai tai dar nereiškia, kad neįdomiai. Koks tolimiausias tavo maršrutas nuo Lietuvos kilometrais? Čilė. Kas ten buvo? Daug kas ten buvo. Čilietės? Kitas klausimas. Vanduo ir šokoladas priešai. Žinoma. Kodėl? Tai buvo anksčiau, o šiai dienai mes jau žinome, kad jos galima puikiausiai sujungti kartu. Liutauras šį rytą įrodė ir viena svarbiausių pamokų, kad vanduo ir šokoladas pasirodo dera. Kokia dar viena svarbi pamoka? Dar viena svarbi pamoka - pyragą gali įsikepti ir per 5 minutės. Iš tiesų nustebinai. Per 5 ir netgi labai gardų. Ir dar, burokėlis pasirodo draugauja ne tik su silke, bet ir su šokoladu. Ir tu iš tikrųjų mums netrukus pateiksi tą patiekalą. Ačiū tau už viešnagę mūsų virtuvėje, nors svečiu Liutauro jau nebepavadinsi. Jis čia mūsų laidoje tikras komandos narys ir kitą šeštadienio rytą vėl pateiks jums kelis receptus. Primenu, BTV Facebook puslapyje jūs galite ne tik surasti jo receptus, smulkiai, su kiek ko reikia dėti, visais gramais ir smulkmenom, taip pat galite ten pateikti savo klausimus mūsų virtuvės šefui. Laukiame jūsų laiškų. O dabar trumpai apie tai, ką mes sužinojome diskusijose. Pavyzdžiui, Rytis Cicinas, tikrai dažnai keliaujantis po platų pasaulį, sako, neverta apsiriboti viena ar 2 šalim, jis tai sako iš savo patirties, keliaukite, ieškokite, pajuskite vis skirtingos šalies skonį. Užkietėjęs keliautojas, profas, sakyčiau, Liudas Dapkus pažėrė aibę neįkainuojamų patarimų. Pigi kelionė, klausyk, čia labai svarbu, pigi kelionė aplink pasaulį galima suplanuoti telefonu. Galima nusipirkti lėktuvo bilietą Aplink internetu. Jis tai daro telefonu. Jeigu planuojate tolimą kelionę, būtinai pasirūpinkite tarpiniais sustojimais, kad jūsų kelionė netaptų kančia. Nereikia pasitikėti šiuolaikiniam avialinijom, jos dažnai vėluoja. Todėl keliaukime arkliais. Aš ir vėl renkuosi elnius. Briedžiai man patinka. Ačiū tau dar kartą, lauksim tavo pyrago. Mes šį rytą beveik baigėme laidą. Pasimatysime rytoj 10 per BTV. Pyragą pateiksime su nestipriai plakta grietinėlė, su cukraus pudra ir apelsinų skiltelėmis.